Tai šenkeriai, kam jie reikalingi, tai yra naujausios atsiradusios žirklės, maždaug yra apie 5 metį naudojamos ir jos yra skirtos būtent išretinti kailį, skirtos yra atlikti ir tiesias linijas, kai mes nesam užtikrinti, kad gerai nupjausim. Ant trečioje vietoje tai yra išgauti pliušo efektą. Tai reiškia pliušinio meškiuko efektą. Tai va, tai jeigu žiūrime, tai kerpame ten, kur mums reikia, tačiau yra paliekamas toksai 3D efektas. Tai kur naudoti šitą žirklės, tai naudoti galima visose veislėse, kai norime parodyti, kad kirpimas yra natūralus, negriežtų linijų. Ir lygiai taip pat, jeigu nesat užtikrinti ir dar nemokate iš karto kirpti tiesiai, linijas daryti, tai šitos žirklės padės jums praeiti tą pirmą kursą, jums bus žymiai lengviau. Tai va, tai šenkeriai bet kokiu atveju labai palengvina darbą žmonėm dirbant su žirklėmis ir sudarant 3D efektą, kai nesam užtikrinti, kad tiesiai nupjausim, bet turime tiesiog laiko su jom nesuklysti, per daug giliai nesuklysti, taip pasakysiu. Tai va, tai dabar yra vienos iš mylimiausių ir populiariausių žirklių, žmonės, kurie kerpa bišonus, kurie kerpa pudelius, kurie kerpa tuos pačius pomeranijos špicus ar 5. grupės atstovus, kuriem reikia sudaryti tokį 3D efektą.